Čia nereikia vertinti, nugalėjo stipresni, bet trūko mums žaidėjai keli su savo klasėm, su tėveliais kažkokiuose pamokinėse veiklose dalyvavo. Tai va taip ir turėjom. Nebuvo ką čia labai per daug nervuotis, žaidėm, stengiamės ir viskas. Neakcentavom ten kažkokių pergalių dabar, bet tik žaisiu savo žaidimą, jau jie savo užsibrėžtą tikslą kaip ir šį sezoną pasiekė. Aišku, galėjom geriau ir su Raseiniais sužaisti, tą pusfinalį, yra kaip yra. Mane buvo nublokavę, nesisekė kirtinėti į kašę. Sunku buvo, bet pradėjau mėtyti taškus ir taip toliau, žodžiu savo. Patys geriausi rezultatas atspindi mūsų viso sezono darbą, ką mes šį sezoną pasiekėm. Žiauriai džiaugiuosi už vaikus, kaip jie dirbo, kaip mes stengiamės ir ši diena vainikavo visą, ką mes padarėm ir žiauriai džiaugiuosi už vaikus, kaip jiem pavyko viską. Tokiam amžiui, ką nors nuspėti labai sudėtinga yra, nes dabar jiem dar tik 10 metų, kai kuriem net 9 dar tik tai čia nuspėti ar karta ypatinga ar ne, pamatysim po 5-6 metų matyt, manau. Įtampa, finalo įtampa, drebėjo žaidėjai, drebėjo rankos, nesumetėm iš po krepšio kelių metimų, baudos labai silpnai, bet patirtis, gera patirtis. Visas rungtynės žaidėm išvykose, tai apsunkina tokiam amžiui visas rungtynės žaisti išvykoje, tikrai sunku, esu patenkintas visais žaidėjais. Finalo rezultatas truputį nuvilia, bet dirbsim dar labiau tada.